Tiesos vaisius. Elohimo žodžiai širdyje. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. 20. Tiesos vaisius. Širdies žemė. Išmesk netiesą iš savo širdies ir padaryk ją gerą dirvą, pasiek tiesos sėklą ir augindamas tiesą dink vaisių. Žemės susigrąžinimas. Raskite netiesą, kurią Biblija sako išmesti arba nedaryti, išmeskite ją iš savo širdies ir padarykite ją derlingą dirvą. Sėti tiesos sėklas. Raskite tiesą, kurią Biblija sako saugoti, ir pasiekite tiesos sėklą širdies lauke iš derlingos žemės, auginkite ją ir neškite tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Projektas. 1. Projektas. Išmesk. 2. Projektas. Nedaryk. 3. Projektas. Laikykis. 4. Projektas. Daryk. Ei, projektas, nedaryk to. Išmeskite melą iš savo širdies ir paverskite ją gerą žemę. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. Mato 4:07. Jėzus jam atsakė, taip pat parašyta, negundyk viešpaties, savo Dievo. Mato 5:21. Jūs girdėjote, kad protėviams buvo pasakyta, nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. Mato 5:34. O aš jums sakau, iš viso neprisiekinėkite nei dangumi, nes jis Dievo sostas. Mato 5:35. Nei žemė, nes jį jo pakojis, nei Jeruzalė, nes jį didžiojo karaliaus miestas. Mato 5:39. O aš jums sakau, nesipriešinkite piktam, bet jei kas tave muštų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Mato 5:42. Prašančiam duok ir nuo norinčių iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk. Mato 6:02. Todėl, duodamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatve, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė savo atlygį. Mato 6:05. Kai meldžiatės, nebūkite kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis, stovėdami sinagogose ir gatvių kampuose, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė savo atlygį. Mato 6:07. Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip pagonys, jie mano būsiai išklausyti dėl žodžių gausumo. Mato 6:08. Nebūkite panašus į juos, nes jūsų tėvas žino, ko jums reikia, dar prieš jums prašant jo. Mato 6:16. Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai, jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė savo atlygį. Mato 6:19. Nekraukite savo turtų žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Mato 6:25. Todėl sakau jums, nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite ar ką gersite, nei savo kūnų, kuo vilkėsite. Argi gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Mato 6:31. Todėl nesirūpinkite ir neklausinėkite, ką valgysime, arba ką gersime, arba kuo vilkėsime. Mato 6:34.
Taigi nesirūpinkite rytdieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savo vargo. Mato 7:01. Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Mato 7:06. Neduokite to, kas šventa šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais kojomis jų nesutryptų ir atsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų. Mato 10:19. Kai jie jūs įskūs, nesirūpinkite, kaip arba ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti. Mato 10:26. Taigi nebijokite jų. Nes nieko nėra uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Mato 10:28. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Mato 18:10. Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nei vieno iš šitų mažutėlių, nes sakau jums, jų angelai danguje visuomet mato mano dangiškojo tėvo veidą. Mato 19:14. Bet Jėzus tarė, leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė. Mato 19:18. Tas paklausė jo, kokių? Jėzus atsakė, nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliudyk. Mato 23:03. Todėl visko, ko jie liepia jums laikytis, laikykitės ir vykdykite, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Mato 23:08. Bet jūs nesivadinkite rabi, nes vienas yra jūsų mokytojas Kristus, o jūs visi esate broliai. Mato 23:09. Ir nei vieno žemėje nevadinkite tėvų, nes vienas jūsų tėvas, kuris yra danguje. Mato 23:10. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes vienas jūsų mokytojas Kristus. Mato 23:23. Vargas jums, veidmainiai rašto žinovai ir fariziejai. Nes jūs duodate dešimtinę nuo mėtų, krapų ir kmynų, o paliekate, kas įstatyme svarbiau, teisingumą, gailestingumą ir tikėjimą. Tai turite daryti ir ano nepalikti. Mato 24:23. Jei tada kas nors jums sakys, štai čia Kristus, arba jis tenai, netikėkite. Markas 9:39. Jėzus atsakė, nedrauskite jam. Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Markas 10:19. Žinai įsakymus, nesvetimauk, nežudyk, nevok, melagingai neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną. Luko 6:29. Kas trenkia tau per vieną skruostą, atsuk ir antrai, kas atima iš tavęs apsiaustą, atiduok jam ir tuniką. Luko 6:30. Duok kiekvienam, kuris prašo, ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo atėmė. Luko 6:35. Ir nei vieno žemėje nevadinkite tėvų, nes vienas jūsų tėvas, kuris yra danguje. Luko 6:37. Neteiskite ir nebūsite teisiami, nesmerkite ir nebūsite pasmerkti, atleiskite ir jums bus atleista. Luko 9:50. Jėzus atsakė, nedrauskite. Kas ne prieš mus, tas už mus.
Luko 10:20. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios, džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Luko 12:11. Kai jie ves jūs į sinagogas, pas valdininkus ar vyresnybės, nesirūpinkite, kaip ar ką atsakysite ir ką kalbėsite. Luko 12:29. Ir neklausinėkite, ką valgysite ar gersite, ir nesirūpinkite. Luko 12:32. Nebijok, mažoji kaimenė, jūsų tėvas panorėjo duoti jums karalystę. Luko 14:08. Kai kas nors tave pakvies į vestuves, nesėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnė už tave. Luko 21:08. Jis pasakė, žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis mano vardu ir sakys, tai aš, ir atėjo metas. Neikite paskui juos. Jono 2:16. Karvelių pardavėjams jis sakė, pasiimkite visą tai iš čia ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Jono 5:14. Vėliau Jėzus jį sutiko šventykloje ir tarė, štai tu esi pasveikęs. Daugiau nebenusidėk, kad neatsitiktų tau kas blogesnio. Jono 6:27. Darbuokitės ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Jį duos jums žmogaus sūnus, nes tėvas Dievas jį savo antspaudu yra pažymėjęs. Jono 6:43. Jėzus jiems atsakė, nemurmėkite tarpusavyje. Jono 7:24. Tad neteiskite pagal išorę, bet teiskite teisingai. Jono 8:11. Ji atsiliepė, niekas, viešpatie. Jėzus jai tarė, ne aš tavęs nesmerkiu. Eik ir daugiau nebenusidėk. Jono 14:01. Te nebūgštauja jūsų širdys. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Jono 14:27. Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne kaip pasaulis duoda, aš jums duodu. Te nebūgštauja jūsų širdys ir te neišsigąsta.